Sveiki sugrįžę į 101 kanalą. Šiandien turim ypatingą dieną. Randamės Aleksoto aerodrome ir manau tai labai tinkama vieta šito mašino, kadangi visą laiką man Audi RS7 asocijuojasi su naikintuvu. Tai šiandien turim netgi 1100 kiek kilovatų? 58. 1158 arklius. Abidvi mašinėlės yra mūsų darytos, šitą biškį prieš YouTube, šitą jau YouTube'ai. Tai turim Performance 605 arkliai ir turim Audi paprastą RS7, kurie yra 553 arkliai. Ir šiandien biškį bus vaizdų, gal ir pabandysim, nežinau, bet bus matyt, įdomi dienelė laukia. Taigi, manau, padarysim šiandien tokią apžvalgėlę. Pirmiausia, pradėsim nuo Performance'o, o po to baigsim su paprastesniu variantu. Gal pradedam nuo? Nežinau, galim ir nuo. Taigi turim RS7 2014 metų. Modelis, kadangi labai ypatingas, iš tikro ir tuo pačiu skirtingi vienas jie nuo kito, tai galim lysti į saloną, pasižiūrėti, kas čia. Balta, gražu. Ledovas salonas. Kaip ir Darius kažkada sakė, kam? Oficiniam. Oficiniam, nes mums tai netinka. Mes pas save iš garažo, iš garažo atvažiavę. Nieko tokio. Bet čia nieko. Šiaip nežinau, ar matot skirtumus, tai realiai Performance skiriasi chromais vadinamais, aplink langus, grotelės ir, aišku, galinių difuzorių. Čia uždėtas karboninis, nujuodinti visi ženkliukai. Ir aišku, jis dabar su žeminiais ratais jau. Jo, bet ratai tikrai geresni negu yra jam, buvo grįžus iš Amerikos. Jo, realiai gal ir nuotrauką rasim, kelsim. Jo. Kaip jis. Nežinau, ką norit pažiūrėti, kapotą darom ar kažką. Darom viską, darom kapotą, darom duris, darom viską darom. Darom, ir dar garsą patikrinam. Užkuriam, patikrinam garsą, pažiūrėsim, palyginsim vieną su kitu pilnai. Taigi turim 4 litrus V8 su 2 turbinom. Kaip ir sakiau, 535 arkliai, 4 varomi, tai manau pilnai užtenka. 553. Jau sumažinau? Ne. Bet gal tiek ir likime. Negali žinoti. Nu ir ką, galima eiti prie rimtesnio varianto, tai Performance'o, kuris turi 605 arklio galės. Manau, kad čia didelio skirtumo tarp variklių nėra. Šitas tai gražiau atrodo, nes nuplautas. Jo, šitas šviežias. Ir nėra plasmasės iš to, dar net neįdėjom. Pasitaisysim, įdėsiu. Įdėsim. Taigi, kaip ir matėt praeitose serijose, kas jam buvo nutikę, o jeigu nematėt, pasižiūrėkit, o aš dabar biškį apibendrinsiu, kas čia buvo. Tai grįžo iš Amerikos, gavęs nestipriai užpakalį. Biškutį. Tai žodžiu, keitėm išorinės kardas. Pritūp dar jau parodė, kaip tada buvo įlindęs ir dabar. Ne, tai čia buvo įlindęs, tai maždaug iki čia. Bet tai čia nedidelė bėda, viskas įtaisė ir manau labai gerai gavosi. Keitėsi išorinės kardos, galinis buferis, dangtis ir aišku viduje ten keletas smulkmenėlių. Taip pat buvo pažeistas Performance išmetimas, kurį turim Akrapovič titaninį. Biški buvo bėdų jį surast, bet viskas pasidarė. Ir liko titaninis. Beje, galim eiti į saloną, parodysim skirtumus tarp jų. Salone turim tikrą medį, ten buvo karbonas ir salonas skirtingų spalvų. Tai čia jau rodėm pirmose serijose irgi, kad salonas yra Audi Exclusive, kas yra individualas šitiem modeliam. Šiltas stogas Alcantara. Kuris tokio salonas geresnis? Man šviesus gražesnis, bet šitas yra jau kitas lygis, kaip sakoma. Jo. Gal toks pat, bet... Beje, kas nuo Performance skiriasi, tai čia yra oda apsiūta, turim Alcantara lubas. Jau minėjau šitą. Tai biški rimtesnis aparatas, tuo pačiu ir pas sena yra orinė važiuoklė, o čia yra dujinė su tepalu, kaip čia vadinasi.
dujinė, degalinė, Jo, su azotą atskira- ten pildo, nežinom tiksliai, nes Jūta nepasakė savo paslapčių, neišdavė. Tai jų važiavimas stipriai skiriasi. Performance'ui specialiai įdėjo iš tas spyruoklės, kad būtų stabilesnė didesnių greičių. Jo. Tai nežinau, galim ir protestuoti, kaip sakant. Galim manau- pabandyti garsą užkurk, gal vieną, pažiūrėjau, užkurk šitą, pasižiūrėkim. Iš galo pafilmuosiu, pasižiūrėsim garsą, paskui užkursim kitą. Mašinos šiltos abidvi, neseniai atvažiavom, tai... Nemačiau aerodinamiko, buvo aišku. Panašu, kad. Šiaip garsas gražus, tikrai. Nu, Bet išmetimas originalus pas. originalus, paprastas. O čia turim Akrapovičių, tai manau, garsas įspūdingesnis bus. Va, kyla lėktuvai. Galėtume iš paskos lėkti. Man atrodo, Darius kažką junginėjo ten ne to. Ką? Kažką ne to junginėjo ten, man atrodo. Dinamika jungia. Neatsidarė? Nežinau, atsidarė. Tris kartus. Matai, sakai, stovi biški taip, iš tikrųjų reikia važiuoti. Bet garsas geras, tikrai. Nuskaitau. Reikia išbandyti eigoj ir bus smagesnis mano garsas, nes dabar tai... Stipriai. Spėkit, kiek pasiekėm. Nu jo, emocijos tai pilna mašina. Žandus net biškai spaudė prie... Taip. Nu jo, ko, tai galės netrūksta ir su 4 varomais tai čia baisiai. Sonatai žymiai smagiau supraksi šitą. Nu, tai čia nepamiršk, kad Akrapovičius. Akrapovičiaus išmetimas daro daug labai. Jo, bet šitas ir biškai garsesnis negu paprasta. Daug duoda emocijos labai. Davai dar kokį downshiftą vieną. Ragelį net išspjovė iš kišenės. Aš įsivaizduoju, kaip jos važiuoja čipuotos. Dabar su pakelta galia. Ten yra šakės jau. Ne, tai ką tą downpipe'ą uždėdi realiai, pačipuoji, tai bomba. Nu taip, nu. Apie kokius 800 disko be problemų. Tai čia dabar nėra kur išnaudotas jėgos. Nesveikai, ta prasme. Šitą žymiai aštresnė ir
bet tas launčas tai bauda. Tikrai. Piestų tik pasistoja ir davai. Tai ką, prabandėmės tą mašiną, realiai viskas su ją kaip ir gerai, jokių defektų daugiau neišlindo, stabdžiai veikia, bėgius mėto puikiai. Manau, Rida viską apie ją pasako. Kaip savininkas sakė, neištampyta mašina, ta prasme, lyginant su Ana, tai Ana tokia atrodo palaida visa irgi, šita tokia standi, kieta. Jo, bet atsiaučiu ir skiriasi dėl to, kad performances, nes pavažinėjau su Ana biškį ir su šita, tai, tai šitą prieskonio turi, kaip sakant, ir aštri ir tie downshift, tai viskas žymiai aštriau vyksta, važiuoklė visai kitokia, tai prasme nėra ką lyginti, atrodo dvi skirtingos mašinos. Garsas tik panašus ir salonas. Išorė. Aš šiaip tai bomba čia. Smagi mašinytė tikrai. Aišku, galėtų būti lengvesnė, nes sveria su žmogum, sėdint vienu žmogum, 2 tonas 70. Nemažai. Ant svarstyklių svėrim. Nesidėkėjai? Nebandau prisiminti Tesla, kai filmavom, tai nėra gali. Ten irgi sukasi baisi, bet čia tas emocija, ta garsas, viskas. Išjungsim komfortą, va. Sau ramiai. Su komfortu automatiškai paminkštėjo mašina. Šiaip iš tikrųjų, lyginant su Ana yra pagalvių, tai jinai čiut yra minkštesnė, bet kad būtų jau labai skirtumas didelis, tai nepasakyčiau. Dėl minkštumo? Šita tokia, biški yra tas toks. Jinai standesnė. Jo, toks jaučiasi kelias visas. Ana tai plaukia ir plaukia. Aišku, dinamika įjungi ten vėl pasikeičia viskas, bet... Čia dar plus 21 ratai, tai irgi aš manau, kad duoda savo. Jo. Ten atsoko ir dabar jau žieminės padangos sudėtos. Turėtų būti tas minkštumas, komfortas. Grįžtam į aerodromą. Padarysim porą pravažiavimų, montažą. Ir tiek turbūt, aš nežinau. Dar kažkokius purto, man labai patiko, žinau. Ant komforto ar ant dinamiko? Ant komforto, jaučiu diegas nesiskiria. Ne, iš tikrųjų tai skiriasi. Žiauriai skiriasi. Ta prasme, ant dinamiko jinai aštri tokia irgi, o dabar važiuoja. Ai, ne, taip stipriai. Ant dinamiko tu numini gazą ir iš karto daigs. Jo, spyris į užpagalį. Žinot, kas yra įdomiausia? Kai stabdai su keramikiniais stabdžiais nesijaučia jo svorio. Nepastebėjai šito? Tai nori ir skersa dar važiuoti. Per daug perkrovos čia. Tai dar sposkų nėra. Tai ir gerai. Aš jautrus karuselėm. Taigi, draugai, važiavom į Aleksoto aerodromą atgal ir pamatėm, kad užsidegė airbego funkcija, kuri, klaida ne funkcija, atsiprašau, kurią reikia patikrinti su OBD-lė. Taip, su naujais partneriais. O kur tas aparačiukas? Aparačiukas yra jau įkištas, kaip ir turi būti savo vietoje. Mėlynas pavadinimas. Pažiūrim airbagai. Ką rodo airbagai mūsų, kodėl meto klaidą. Spaudžiam
klaidos. Ir tai yra front passenger side safety bell switch, kas yra tas dalykas, kur tvarkymą, ne? Jo, mano saktis. Tai žiūrėjau, kodėl? Tai ir po cheminio, ar po šiaip, nežinau, gal kaip bandėm sėdynės, tas stumdėm, gali būti, kad laidas atsijungia, gal ir sugedo. Gal ir sugedo. Viską čia būna. Tai va, pabandom ištrinti šitą klaidą. Žiūrėsim, ar aktyviai. Klaida neišsitrina. Žodžiu, reikia Tai reiškia, kad neaktyvi yra ir dabar jos ištrinti neišeis. Ir tai yra kažkoks defektas, taip? Jo, ir teks grįžti atgal į dirbtuvę, kaip visą laiką. Tai va, tai turės mūsų klienčiuks palaukti. O tame tarpe galim nueiti pasižiūrėti į OneClick funkcijas, kuriuose yra įvairiausių pasirinkimų. Teardrop wipingas, visokių footwear lights while driving, gali jungti, išjungti, corneringai ir taip toliau. O tai šitas. OneClick funkcijose radom vieną neblogą dalykėlį. Tai yra Gear Indicator funkcija, kurią galime pasirinkti ir matyti ant drive'o arba ant sporto. Matos, dabar sportas, drive'as nieko nerodo. Su šita funkcija galima pasirinkti, kad rodytų, kuris bėgis yra įjungtas. Tai mes su Darium nusprendėm, kad ant drive'o paliekam išjungtą, o ant sporto... Aš pagal aną RS, nes pas aną tas pats irgi ant drive'o nieko nerodo, o ant sporto rodo bėgius. Tai manau svarbiau yra. Tai darom ant sporto. Renkamės ant sporto, kad rodytų bėgius, o ant drive'o paliekam off. Tai va, paspaudžiam šitą ir visą idėją turėtų dabar veikti. Jungiam drive'ą, sportą ir štai yra bėgiai. Tai rodys nuo 1 iki 6 bėgio. O airbagų klaidą važiuojam trinti į dirbtuves. Nu, netrinti, tvarkyti. Bandysim ieškoti, kas čia atsitiko iš tikrųjų. O jeigu jūs norite įsigyti OBD 11, tai po mūsų video aprašymų rasit nuorodą su 101 kodu, galės įsigyti 10% pigiau. Nepamirškit pirkti. Tai mums padės ateityje. Taip. O daiktas tai iš tikrųjų labai geras ir manau su bagais tai pasaka. Viskas parašyta description'e arba bus pridėta čia, va čia, arba čia, arba čia, arba čia. Kur papuls, ten dėsime. O ką, mes legiam tada?
Mūsų projektėliai, kaip ir sakiau, šitas senesnis, šitas naujesnis, bet manau džiugina akį. Ir jeigu jums patiko šitas video, tai nepamirškit paspausti patinka, pakomentuokit ir aišku subscribe. Ką iki kitų kartų, dėkui.